Klimato kaita tapo rimta grėsme kasmetiniam kviečių derliui. Todėl siekiant užtikrinti saugią ir tvarią maisto sistemą, klimato pokyčiams atsparių kviečių veislių sukūrimas tapo itin svarbia užduotimi, kurios ėmėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kartu su partneriais iš Norvegijos, Latvijos ir Estijos. Klimato kaita neišvengiamai paveiks Šiaurės šalių ir Baltijos šalių aplinką ir žemės ūkis bus tas sektorius, kuris vienas labiausiai pajus klimato kaitos pokyčius. Inicijavome šį projektą Noble Wheat, kuris yra finansuojamas Baltijos mokslinio tyrimų programos, kad sukurti naujus įrankius spartesniai kviečių selekcijai. Spartesnė kviečių selekcija galėtų paspartinti, sukurti naujus genotipus, naujus veisles, kurios būtų labiau pristaikiusios prie to kintančio klimato ir labiau atitinkantis ateities klimato iššūkius. Mes projekte kūrėme 2 rūšių įrankius selekcijai paspartinti. Su pirma, tai skaitmeninių technologijų naudojimas, ypač dronų arba nepilotuojamų orlaivių panaudojimas selekcijos procesui patikslinti ir paspartinti. O taip pat kūrėme ir genetinius įrankius, tai ieškome genetinių pakitimų, kurie galėtų būti naudingi naujoms veislėms sukurti. Identifikavę tuos pakitimus, galėsime turėti molekulinius įrankius, taip pat patikslinti ir paspartinti atrankai. Mūsų projekto metu naudojamos bepilotės skraidyklės turi specialius jutiklius. Šie jutikliai mato daugiau nei mato plika žmogaus akis. Su dronu mes galime praskristi va šitą didelį lauką per valandą. Susidarome popierinį planą, tuomet susižymime lauko kampus ir praskrendame droną. Pirmas skrydis būna virš pliko lauko, kol dar niekas nebūna pasėta, kad galėtume sudaryti žemės paviršiaus modelį, pliką žemę. Tai reikalinga, kad sekančiai skrydžio metu mes galėtume taip pat kurti žemės paviršiaus modelius ir įvertinti, kiek augalai paaugo. Projekto partneriai įrengė 3 eksperimentus visose šalyse. Būtent vienas yra 300 genotipų laukas, kur naudojama tradicinė auginimo praktika. Kitas laukas vadinamas lygų lauku, kuriame yra nenaudojami jokie purškimai. Natūraliai tikimasi gauti kuo daugiau infekcijų, infekcinį foną didesnį. Ir trečias, mažesnis eksperimentas, tai atrinkta 16 genotipų ir jie auginti 2 skirtingose azoto normose. Vienas iš projekto tikslų yra nustatyti tam tikrus genetinius žymeklius arba dar vadinamus funkcinius žymeklius. Tai visa kolekcija, 300 genotipų, buvo genotipuota arba taip vadinama buvo nuskaityta šios kolekcijos kviečių DNR. Tikimės, kad būtent eksperimentai skirtingose vietovėse tiesiog padės įvertinti visos šios kolekcijos atsparumą tiek veiksniams tokiems kaip sausra ar aukštos temperatūros, arba atsparumas įvairioms ligoms. Į selekcijos procesą įvedus funkcinius žymeklius ir pradėjus naudoti genominę selekciją, taip pat taip vadinama angliškai speed breeding arba tam tikrą auginimą tam tikroje šviesoje, klimato kamerose. Kviečių selekcijos procesą galima sutrumpinti 4 metais, tai sakykime, nuo tradiciškai 10 metų selekcijos procesas gali sutrumpėti iki 6 metų. Taigi matome labai tokį aiškų praktinį šio projekto aspektą, kad sukurti įrankiai bus tiesiogiai diegiami į selekcines programas, kūriamos naujos veislės, o naujos veislės paklius į rinką ir tokiu būdu pasieks ūkininkų laukus. Taigi manome, kad šio projekto rezultatai leis ne tik tai generuoti naujas žinias, bet taip pat ir turės labai aišku praktinį poveikį ūkininkų pasirenkamoms veislėms, bei užtikrindami, kad ūkininkų laukuose augs naujausios prisitaikiusios prie klimato sąlygų kviečių veislės.